Tai mūsų didžiausia problema, mano galva, yra, kad mes praradom Lietuvos elitą per 20 amžių kokius turbūt 5 kartus. Pradžią mes praradom 20 metų pradžioje, nes dauguma Kaunų kalbėjo lenkiškai 20 metais. Ir Lietuvos valdžia, bandydama išsaugoti lietuvių kalbą, ir dabar čia nepradėsim ginčytis teisingai ar neteisingai, ar perlenkė, ar reikėjo to būtinai, bet realiai jinai atstūmė viską, kas buvo lenkiškai kalbam. Atstūmė žmonės, aristokratus, mokslininkus, kurie kalbėjo lenkiškai. Jūs, jeigu kalbat lenkiškai, jūs ne mūsų. Dvarininkai, jūs ne mūsų. Gal kur nors važiuokit, bet jūs tikrai ne mūsų. Ir natūralu, kad mes pradom dalį elito. Taip, labai greitai, efektyviai tarpukarį elitas lietuviškai kalbantis jis atsikūrė. Ir kas įvyko 40 metais, dalies jau neliko. Tada dar dalies jau neliko karo metais. Tada didelė dalis jau pasitraukė 44 per Vokietiją į bet kurias pasaulio šalis. Dar dalis buvo išnaikinta pokario metais. Na ir tai reiškia, kad mes elitą vėl statėme iš naujo. Ir čia yra mūsų problema. Nes tie patys Lenkai, nežiūrint irgi didelių praradimų, jie vis dėlto išlaikė žymiai didesnę elito dalį. Ir sakyt, kad tos šaknys tėvų, senelių, prosenelių nieko neduoda. Jos duoda. Jos duoda įsilavinimą, jos duoda supratimą, jos duoda požiūris ir taip toliau. Ir aš labai tikiuosi, kad dar per kokią kartą mes jau vėl pakilsime į tą atitinkamą savo lygį, kur mūsų mąstymas ir supratimas bus žymiai gilesnis. Kur nebus daiktai balti ir juodi, žali, raudona ir kas tik nori, kaip dabar pas mus vyksta. Ir tada sprendimai, aš tikiuosi, valstybė bus išmintingesnė, aš tikiuosi, kad daugiau išmintingų žmonių pasiryš eiti į valstybės valdymo organus, į viešąjį sektorių. Ir aš labai tikiuosi, kad žmonės eiti ne tik dėl pinigų, nes nėra labai gerai, kai žmogus eina į viešąjį sektorių tam, kad uždirbti 2 ar 3 tūkstančius eurų per mėnesį. Nes tai nėra labai dideli pinigai, kad tu galėtum pragyventi labai patogiai. Aš norėčiau, kad į viešąjį sektorių eitų žmonės, kuriem nereikia tų pinigų, kurie turi, nežinau, tėvų palikimą, kurie turi verslo pajamas ir kurie eina į valdžios organus tam, kad padaryti Lietuvą geresnę. Laidos pilna apimtim ir didžiulio archyvo ieškokite Patreon arba Substack arba Contribui kanale, kuris taip ir vadinasi Algis Ramanauskas.